seksualumo visos dienos seminaras. Tai buvo taip stipru. Ten aš dar daugiau su savim susipažinau. Norėjau nuo savęs pabėgti, bet gavosi, kad akistata tokia. Ir labai atradau daug atsakymų į klausimus būtent dėl santykių. Kaip atrodė, kiek daug įsitikinimų aš nešiausi, kurie visai yra ne mano. Ir kad aš ilgai gyvenau su to vidiniu konfliktu, ko aš noriu ir ko iš manęs tikisi. Ir taip tas laikas tempėsi. Ir aš anksčiau pati sakydavau, kad žmogus nesiima pokyčių tol, kol jisai gali pakentėti. Tai aš supratau, kiek ilgai aš taip tempiau, kol tiesiog tas burbulas toks susirinko ir sprogo vieną dieną, kad aš nebegaliu pakentėti. Jau pavargau ir man reikia suprasti, ką aš darau ne taip, kodėl man yra negerai. Nes mano ta kelionė prasidėjo nuo mano skyrybų, kai aš jaučiausi labai skaudinta, vieniša, savivertė tokia nukritus buvo. Ir kažkaip tas bandymas pabėgti turbūt ir buvo gauti kažkokius patvirtinimus, kad gal viskas čia su manim yra gerai, atsistatyti. Tai ten aš supratau, kodėl mano santykiai buvo tokie, kokie buvo, kodėl aš taip elgiausi, kaip aš elgiausi, kodėl man taip atrodė. Tai va, tas seminaras padėjo galbūt nustoti ieškoti priežasčių išoriai, kodėl kažkas su manim pasielgė, kaip pasielgė, kodėl pasakė, ką pasakė, bet tiesiog suprasti pačiai iš savęs, kodėl aš leidau, kad su manim pasielgtų, kodėl aš leidau, kad man tai pasakytų ir kodėl aš nelaimingai jaučiausi pati, o ne kiti kažką blogai padarė. Tai ten aš radau visus tos atsakymus savyje, supratau, ką aš noriu keisti. Labai puikiai pamačiau vaizdą, kokių aš santykių noriu, vėl prisiminiau savo, ką buvau pamiršus, ko aš noriu iš savęs, ką aš noriu transliuoti kitiem, ką aš noriu duoti. Labai daug paleidau gėdos jausmo, tokio, kur apie kažką yra nesmagu kalbėti, nejauku kalbėti, nes aš buvau iš tų tokių, kur viskas man yra gerai. Ir visi žino, kad jau milai viskas yra gerai. Ir aš kažkaip nebuvau linkus dalintis tuo, kas yra negerai. Aš priimdavau iš kitų, išklausydavau kažkaip kitus, dar apsikraudavau jų problemom, apie tai galvodavau, o save kaip tuos batelius padėdavau, nes, kažkada ateis laikas man, viskas čia yra gerai. Tai aš labai save baudinėjau. Ir ten pasileido visą tai, kas yra negerai, nes pasijautė gal ta tokia saugi moterų erdvė, kur tu gali atsiverti. Aš pamačiau, kad mano problemos nėra kažkokios ypatingos, kur aš čia privalau su savim tvarkytis vien tai, ką pasidalino kitos moterys, man parodė, kad Dieve mano, aš taip klausiau, kokias mes panašios, kiek bendrų dalykų mus vienė ir kaip mes visos tą savyje nešiojamės ir niekur neišnešam, nes ant tiek esame įspausos būti stiprios mamos, stiprios žmonos, stiprios darbuotojos ir mes viską galim pačios ir mums viskas yra gerai. Bet kai yra negerai, tai tu supranti kartais, kad net lyg ir nebeleidi savo pasakyti to, nes gal kažkas nesupras arba tavo problemos netokios didelės. Ir kai supranti, kad jos visos yra panašios, tai tada tu nori dar daugiau atsiverti. Ir kai matai, kad tave priima, tai taip gydo, nes aš po to seminaro išmokau paprašyti pagalbos, aš niekada nemokėjau, nes nedrįsdavau, nes tas prašymas pagalbos kažkokios ar išklausimo, tai lyg ir parodymas, kad tai aš čia nesusitvarkau su savim pati, o iš tikrųjų visa ta stiprybė yra, kad parodyt kartais, kad ir tu būni silpna, ir aš būnu silpna, ir aš leidau savo tai pripažinti pirmiausia, kad aš esu silpna kartais ir turiu teisę tokią būti. Išmokau paprašyti pagalbos ir kai išmokau paprašyti, pasirodo, kad visi nori padėti ir padeda. Tai va to vieno žingsnio reikėjo iš savęs. Tai tas seminaras tai buvo wow, tai irgi labai daug pokyčių atnešė mano gyvenimą. Bendravimas su kitais žmonėm, apskritai santykius, į požiūrį galbūt į žmonės, požiūrį į save. Ir tikrai palengvina gyvenimą tas suvokimas, kad ir aš galiu silpna pabūti.
Tai man Diana yra absoliučiai moteris iš didžiosios M. Ir aš niekada sakau, nepamiršiu, man paklausė tiksliau, ar tu tikrai nori eiti kartu, nes tu labai pasikeisi. Ir aš dar taip gal iš pirmo paklausimo nesupratau giliai, taip, aišku, tu nori. Ir tu perklausai dar kartą, ar tu tikrai nori. Ir man tada tokia mintis, kad tikrai noriu, nes ten aš jau buvau, ragavau, patyriau, žinau, ką tai reiškia, tai manęs neužpildė, aš nebuvau laiminga ir aš atgal nenoriu. Tai galvoju, jeigu turiu progą ir galimybę eiti toliau, nežinau, kas bus, baisu, bet aš einu. Tai man visą kelią tas ir lydi, toksai lipimas per baimę, nebijojimas tos nežinomybės, kažkokios pasitikėjimo savim. Tai man Diana yra apie tai, kaip atskleisti save ir sužydėti iš naujo.